Taigi vakaras, ar diena, nesvarbu, kažkas kada žiūrės. Ir kas šiandien bus įdomaus? Įdomaus bus, kad mano įdėtas ventiliatorius su radiatorium, jisai ūžė. O ūžė dėl tokios įdomios priežasties, kaip čia apgalvos viską, aišku. Jisai ūžė, nes užsideda dangtelis, na, sakykim taip. Ir ten lieka labai mažas oro tarpas tarp to. Ir ventiliatoriui nėra, čia gal nesimato, nesvarbu. Ir ventiliatoriui nėra iš kur paimti oro, ten lieka apie 0,5 milimetro tarpas ar milimetras. Ir jis pradeda suktis greičiau, nes negauna pasipriešinimą, jis pradeda šnypšti, aš parodysiu, kaip tas visas atrodo. Laidą patrauksiu. Dabar aišku, aš netgirdėsiu pas jų mikrofoną. Sakykim, to aš dabar neįsiu mikrofoną, dabar traškės baisiai. Va, jis ganėtinai šiaip garsiai veikia, nes, toksai yra tokia konstrukcija. O uždarius, jis jaučiasi, kad pagreitėja, kokius 2 sykius jo sukimas ir jisai pradeda ūžti. Tada nuimsiu lentelį tyliai. Jaučiasi kaip sulėtėjęs, kada nuimi lentelį. Tai va, mano tikslas dabar yra sulėtinti tą ventiliatorių. Atsiprašau biškį. Va. Kadangi jis eina nuo USB, jis pajungiamas būna į galą, tai jisai nėra prijungtas prie sistemos, nes čia nėra kur. Turiuomenį, čia eina kuleris tuo pagrindinis, tai jisai savo, o jungties daugiau nėra, nes čia mikrokompas yra, tai jisai neapgalvota, nepadaryta, nes čia tokių dalykų neturi būti tiesiog. O, aišku, galima kažkaip tai priburti tenais prilietuoti, bet tai nėra tikslo, taip jis man nemaišo. Jungus ir viso. Aišku, yra visokie pirkti reguliatoriai tenais, bet jisai dasidės dar toksai, niekam nereikia. Esmė, yra paprastesnis būdas, yra varžas. Ir įdėjus atitinkamą varžą ant jo vieno laido, jin tiesiog sunaudoja papildomą elektrą ir viskas. Ir tada jis ventiliatorius sulėtėja. Tai va, čia tinka visiems, turi ir kitų. Šitas labai geras, tylaus koksai. Šitas nelabai, šitas garsus. Esmė jų principai kitokie yra, kitkam skirti, aš galvojau čia įdėti jį, bet nebedėsiu, aš turiu minti, čia gausiu per daug tų ventiliatorių, o čia anksčiau vėliau aš darysiu, čia bus diskas, išorį čia reikės prapjauti, padaryti išorį diską, SATA SSD, nes čia yra dar jungtis. Tai va, tai pradėti dabar tada, kaip čia viskas daroma. Taigi nuimu tą seną izoliką, čia viską, čia nieko nebereikia. Iškai reikia paskusti, kur mano peilis. Vat geras, peilį nepasiėmiau. Ok, turi peilį. O, čia tik užsidėti. Iškai tą pasiilginti. Вот. Tai yra pliusas. Pamėginti reikės dabar uždėti varžą 22. Pažiūrėjau, veiks, neveiks. Ar sugebėsi pasileisti netgi. Tai pliusas eina prie pliuso. Oi, ne tą aš jungiu, ką aš darau. Čia ventiliatorių jungiu.
Pliusas eina prie pliuso. Gerai. Aišku, čia biškai taip rizikingai aš žaidžiu. Bet gal nieko nenutiks. Išjungtas yra, tai čia nieko baisaus neturėtum nutikti. Būt. Powerbankas. O jis pasileidęs dabar. Jis sukasi daug lėčiau. To reikia pasmėginti, pasiklausyti kaip. O aš tiesiog užtrumpinu tą pačią varžą. Jaučiasi kaip pagreitėja. Gerai. Dabar nėra net kaip uždaryti jo. Nes čia viskas mano šis trumpins. Bet aš jau jo nebegirdžiu, nusiėmus ausinės. Va, ir uždėjus jau nebėra to ši. Jis tiesiog dabar prastumdys tą orą šiek tiek ir viskas ir užteks jam. Gerai, dabar viską reikia sutvarkyti kaip žmoniškai, čia taip negali būti iš tikrųjų. Gerai, va, lituoklį atsigabinau. Šitie tik greit užkaistėjimu savo, o, viskas gatavas. Ramiai, stės prie nieko. Jeigu tos užsidėti, paskui pamiršiu vėl gaus nulituoti, nes nebeužmausiu. Juoda, kokią spalvą, baliam kokią, raudoną, tik jau vadinau. Gal užteks to užsispaudimo jam. Gerai. Nu, vat. Kur tas mano yra? Kitas daiktas. Vienas prikibo. Okay. Tai būna taip. Dabar varža. Čia aišku, tas kojelės byla biškai per ilgos. Čia prieižiūrėt, kad varžos būtų jas. Gal aš įdėsiu jas dvi vis dėlto. Nes kur tas yra? Ta pati spalva, ta pati. Nes kuo galingesnis ventiliatorius, tuo galingesnė varža turi, nes tą elektrą kažkas turi sunaudoti. Jeigu jos ten mažykės bus, tai jos tiesiog kaista, jos turi sunaudoti elektrą. Tai va aš įdėsiu dvi dėl viso pikto. Tai jeigu jos ten šyla, nes čia ventiliatorius ganėtinai silpnas yra, tai biškios ne vieną kais, o dvi, ir kaisios nesmarkiai, ir bus ok. Vat. Statom čia ir tokių. Šitą reikalą.
Prikibo, būt. Antrą pusę reikėjo dadėti. Šiek trumpą. Fliuso. Ir ten. Gal dar biškai nelabai noriu kibti. Aišku, čia toks litavimas virš plokštės, tai ekstremaliai, bet čia labai nedaug, tai čia, jeigu nulašies, tai gali būti negerai. Pažiūrėti, veikia dabar. Gal šiek nors netaip prilitavau. Veikia. Ir sukasi lėtai. Dar galima lėtinti, bet esmė, jeigu dar palėtinsiu, jis tada tiesiog gali nebeužsivesti. Aš buvau prie kito ventiliatorius prijungęs per didelę varžą, jis tiesiog dreba ir viskas. Nu, taip esmė, jis neužtenka jam galios startui. Bet čia pašildom biškį, ties trauks. Biškai jie per didelį iš tikrųjų yra, bet svarbu, kad nenuslinktų. Kitokių neturiu, mažesnių nebuvo, tingiu užsakinėti kažkur tai, nes čia tiek tai reiktų. Nu va, все, nejuda, tas laidukas negerai. Gal čia biškai pakaitinti. Все. Ir viskas. Ir dabar pamėginti, jeigu uždaryti. Kažkoks garsas yra, bet manau turi būti kažkoks sukos. Bet nebėtų šis būdo šnipždavo. Va, jis dabar jau tyliai. Jis tiesiog oro prastumdo ir viskas. Tiek tai reikia, ten tiek tai reikėjo. Nebesijaučiu to didelio pagreitėjimo. Kažkiek pagreitėjo, bet labai mažai. Aš nusėmęs ausinės, aš jo nebegirdžiu. Nes pirmai jisai tylu, čia nais yra aplinkui, nieko nėra. Ne miestas nėra, tai labai girdėdavos. Nu, jis kažkaip gali nutrenkti urnos į kampą, bet sieks. Tai, kam čia nieko nekainuoja, tas labai paprastas daiktas. Ta viena varžai ten kainuoja, nežinau, keli centai. Tai čia toks tas ilgiau čia viskas suorganizuoti reikia.
kol negu čia tas pasilitavimas. Ir esmė, vat, būna, kad reikia, kuleris, man jau ne pirmą kartą gyvenime, vat, turi kažkam tai reikia, nebūtinai čia kompams ar kažkam tai, tiesiog reikia kažkur tai, nežinau, virš akvariumo nupūsti, ką nors tenais, nu, esmė, kad biškai prasivėdintų ten kur nors prie augalų, kad prajudintų orą. Ir esmė, per smarkiai pučiai, nu, nereikia tiek to pūtimo. Tai va, įdedi varžą palei, galim kokį nors ChatGPT paklaus, palei ventiliatorių galingumą, kokią varžą kainuoja keli centai ir viskas, net nereikia, kaip pasakyti, čia didelių reguliatorių, dar šati reguliatoriai irgi jie dideli, nepatogus, jie ten dažnai neizoliuoti būna, nu žodžiu. Tai va, varžai yra pats geriausias dalykas, tai va kol kas toks labai paprastas šiandieninis, gal net nepamokymas, tiesiog savo perdarimas to ventiliatoriaus, nes man aš jau visada galvodavau, nu kaip čia reikia kažkaip paprasčiau turėtų būti, be tų reguliatorių, tai va, suradau, kad tiesiog perlito į varžą ir viskas. Ir tiek žinių ir galima, čia tinka ir tiems dideliems, kur yra ten, kur didelius kompus aušina, irgi ten kartais, kai vos suktus. Tai va, tiek žinių. Ačiū.